susidaryti įspūdį, tai, sakykime, toks kažkoks kaip Hitleris, ne? Bet Hitleris palyginus su Kamsa buvo tiesiog, kažkoks skrusdelytė. Be galo galingas ir stiprus, be galo galingas. Tai Hitleris, ne, kaip viskas baimė buvo pastebėta, arba Stalino laikais, ne, irgi buvo pastebėta, kaip jie valdydavo, ne vienas kitą išduodavo. Ne? Visi baimė gyvendavo kaimynas kaimyno. Šeimos nariai vienas kito bijojo, kad saugumui neįduotų. Ne? Iš viso ten kažkur kažką. Ir jis gyveno, ir jis atlikinėjo savo pareigas. Akrūra atlikinėjo savo pareigas į darbą ateidavo. Įsivaizduokit, tu dirbi demonai. Įsivaizduokit, kokie nešvarūs darbai. Ir jis patarėjas, jis patarinėdavo, kaip teisingai elgtis. Iš tikrųjų, tai šita istorija mūsų, visas šitas tiesas, tai mūsų protai. Ne, kaip taip įmanoma, Dievo tarnas ir elgėsi taip visiškai, kažkaip tai, negerai. Ne? Bet Akrūra širdyje puoselėjo norą, ne tai, kad norą, buvo, jame augo be galo didelis troškimas. Vieną dieną aš pasimatysiu su Krišna. Vieną dieną aš pamatysiu jį. Vieną dieną aš apkabinsiu jį. Vieną dieną Krišna bus man maloningas. Ir dabar aš atlieku visas tas pareigas, bet aš žinau, aš įsitikinęs, kad taip susiklostys gyvenimas, kad aš jį pamatysiu. Aš pamatysiu Dievą, aš pamatysiu Krišną. Ir jis atlikinėjo tas pareigas. Ir pagaliau ta diena atėjo. Ir atėjo ta diena ir Kamsa sugalvojo pasikviesti Krišną ir nužudyti Madhūrui. Ir pakvietė Akrūrą, sako, Akrūra, turiu tokį planą, kaip mes Krišną galim sutvarkyti. Tu turi nuvažiuoti į Vrindavaną ir atsivežti į Madhūrą ir mes čia jį sutvarkyti. O, Akrūra sako, geras planas. Dirbam. Ir jo širdį iškart pabudo. Visai neužilgo, pagaliau aš pamatysiu Krišną. Ir įsėdo į aukso karietą ir pradėjo važiuoti. Ir širdis jo džiaugiasi ir gal pagaliau atėjo ta diena, pagaliau atėjo ta diena. Ir jam bevažiuojant, jis ten aprašo jo meditaciją. Jis pradėjo galvoti apie Krišną, pradėjo galvoti apie jo lotoso pėdas. Aišku, žmonėms, kurie tik kažką tai girdi apie dvasinę kultūrą, išgirsit labai dažnai bus kalba apie lotoso pėdas. Pėdos. Man buvo, sakėm, tam tikra šokiruojantis toks teiginys čia. Kažkam tai pėdas nuplauti, prisiliesti prie pėdų, nusilenkti lotoso pėdų. Čia kažkokie nuspalgė turbūt. Bet irgi aš iš krikščioniškos tokios kultūros, augau tokio trupučiu krikščioniškai dvasių, tai kada išgirdau istoriją apie tai, kaip Marija Magdalietė apiplovė Jėzui Kristui ašaromis pėdas, ne? Tai man trupučiuką nuėmė tą tokią įtampą, ne? Kažkas tai galbūt. O po to laiko einant, tu pamatai, iš tikrųjų, netgi ir po to, kai aš nusilenkiau savo tėvams, ne, prašydamas palaiminimo ar dar kažkur, tiesiog iš mano širdies visi tie dalykai. Tu pamatai, kad tai duoda laimės pojūtį, nusilenkti vyresniems, ne, nusilenkti draugams, ne, tiesiog nusilenkti. Tai taip paprasta, taip gera. Iš tikrųjų, tai duoda laimės pojūtį. Ir, sakykime, krikščioniškai kultūrai, Romos popiežius irgi tokį labai be galo, mano akise tokį be galo rimtą žingsnį padarė irgi, ten kaip kaliniams pėdas nuplovė. Tai buvo Jėzaus pamokymas, ne, kad mes turim gerbti kiekvieną gyvą būtybę, kiekvieną. Nes visos gyvos būtybės yra Dievo dalelytės. Ir jeigu mūsų širdį auga meilė Dievui, tai mes pradedame mylėti ir gerbti kiekvieną gyvą būtybę. Tai va, tai Kamsa jisai, šitą Akrūrą, jis važiavo ir jis pradėjo medituoti viešpaties lotoso pėdas. Ir jam bemedituojant jis pamatė, kad nuo viešpaties lotoso pėdų nagų sklinda šviesa. Ir ta šviesa, jinai tokia spindinti, kad jis tiesiog pajuto tokią ramybę, tokį džiaugsmą, tokią laimę. Viduj dingo baimės, bet kokios. Ir Sačinandas Svamis sako, kad dabar mes dainuosim kirtaną, sako, ir vat, pabandykit, sako, pamedituoti Krišnos lotoso pėdas. Bet tai ten, nežinai, kaip šitą medituoti, ir taip, ten bandai. Na, kas iš tikrųjų vyresnėjau yra, tai jau žino, kaip tai daryti, kaip medituoti pėdas.
pėdos tai dar čia ne taip aukštai, po to yra dar aukštesni dalykai, aukštesni lygiai. Tos meditacijos. Ir Sačinandanas Svamis tai buvo toks labai įspūdingas kirtanas. Ir iš tikrųjų, tai va tą dvasinę erdvę pamatyti įmanoma tik tai tyra atsidavusi dėka. Tyras atsidavęs, jisai paima langą ir atidaro. Ir sako, štai va pasižiūrėkit. Jūs dabar matot dvasinį pasaulį. Ir duoda akimirkai kažką čia pamatyti. O duoda atsimerkia, žiūrėk. Kažkas kažką tai kažkaip įvairiai mato tenais. Tai aš iškart nubėgu, aš pats asmeniškai nieko nematau, ne? Tai aš iškart bėgu, čia sako medituoti, ir kaip čia medituoti, ką čia medituoti, kokias pėdas čia į Krišnos, ar į dievybės medituoti, ar ten. Sako, į Krišnos pėdas. Kaip Puruša, aš nubėgu, protas neramus, aš nežinau, kaip čia. Atrodo, vien tik kartu ir klausai, o čia dabar sako, va taip medituoti. Sako, jau Krišnos pėdas. Sakau, tai kaip, tai čia labai aukštas lygis, kad jau Dievą pamatyčiau. Labai aukštas lygis. Aš sako, tai ant Krišnos lotoso pėdų ten daugybė ženklų ir kartu ir medituoja tų ženklus. Sako, per vieną ratą gali kelis kartus apeiti. Kažką naujo sužinojau, dvasinė praktika. Na, čia vyresniem. Kažkam gal įdomu, kažkas su tai gal bandė. Tai aš tiesiog perdaviau, tai ką aš išgirdau ir ką pamačiau kol kas, tai man buvo tai nauja patirtis. Bet, sakykim, tas pojūtis, kuris nuvilnijo tam susirinkime, tai buvo kažkokia labai ypatinga patirtis. Tokia ramybė, ir tai buvo prie Govardano, mes visi sėdėjom, žiūrėjom į Šventą kalną Govardaną ir mokytojas po to sako, čia mes visi susirinkom. Ir iš tikrųjų Govardanas laiko visą mūsų karmą. Ir praėjo savaitę, visą savaitę mes tai mums paskutiniam dienom pasakė tos žodžius. Ir iš tikrųjų aš tai paprašiau, nebuvo jokių pergyvenimų. Jokių kažkokių tai problemų, ten Indijoj gana sudėtinga, tai pas tavęs kažkas pinigėlių prašo, tai vienu žodžiu, ten daug visokių, tai purvas, tai dar kažkas, tai proto neramiai, tai persivalgė, ar dar kažkas, yra ko panerima, tai karšta, tai šalta, tai ten sviruoja, taip nuotaikos labai. Bet kada mes buvom tokia ramybė, ir sako, Govardanas sulaiko mūsų visų karmų. Ir iš tikrųjų toks pojūtis buvo kalnas, o už jo tenais laukia ir galvoja, kaip gerai. Ir iš tikrųjų Krišna sako Bhagavad Gitoj, Sarvadharmam paritejam mukyam šarnam radža, aham tvam sarva papibjo, mokšėšiame mašučiam. Krišna sako, atmesk visų atmainų religijos. Ir tiesiog atsiduok man. Ir jis sako, aš išgelbėsiu tave nuo to veikia už visos nuodėmes. Jeigu žinot, kaip veikia karmos dėsnis, neišvengsim nei gerų, nei blogų darbų pasekmių. Atrodo, kad gerus darbus darau, tai čia labai gerai man bus gyvenime. Nebus gerai. Jūs būsit priversti, mes būsim priversti tenkintis, net jeigu ir nenoriu. Taip aplinkybės susidarys, jūs būsit priversti tenkintis. Priversti. Jūs norėsite atsisėsti pakartoti Hari Krišną, bet ne tau atneša porciją ir sako, tenkinkis dabar. Nenoriu, tenkinkis, nenoriu, užsidirbai. Ir tai irgi kančia. Tai, kad tu pajauti aukštesnį skonį ir tu galvoji, kaip gera būti su Dievu, su šventu vardu. Aš negaliu pasakyti su Dievu taip, kaip, kaip jūs matau, aš niekada jo nemačiau, taip. Ir mes šiandien kalbėjom rytinį paskaitoj, kad žmonėms net sunku patikėti, kad yra Dievas, o ką kalbėti apie matymą, o iš visą kažkas matė Dievą. Ar tai nepalieka vien tik tai, kaip sakyti, parašyta, kažkas perskaitė, kitam papasako, dar kitas dar kažkur papasako. Bet realiai patikėti tuo dalyku gali tik tas žmogus, kuris pajuto Dievą savo gyvenimą. Jis pajuto, kad kažkokia aukštesnė ranka kontroliuoja jo gyvenimą. Gali tam tikriems įvykiams duoti paskatinimą, tam tikrus įvykius sustabdyti. Ir jeigu mato, kad ne pats kontroliuoja, kad kažkokie aukštesni dėsniai, kažkokia asmenybė. Ir jeigu jis meldžiasi ir gauna atsaką, mato, kad tai gyvas procesas, tada jis gali patikėti, kad jo kažkas matė Dievą. Taip, tada sakė. Tu matei? Gal matei. Kas ten yra? Ką tu ten matei? Gudrus tavo žvilgsnis. Ir iš tikrųjų pamatyti Dievą yra be galo aukšta pakopa. Yra, sakoma, 8 atsidavimo tarnystės pakopos. Tai yra
šratha, pradžioj tikėjimas, ne, vat kaip mes kalbėjom, pradžioj patikėjo, ne. Po to satkusanka, tai yra žmogus, kaip patikė, viešpats jam atsiunčia atsidavusių bendrijų. Jis atsiunčia kažkokius tai žmonės, kurie yra pažengę dvasinį sritį ir turi patvirtinimą Dievo buvimą, kai kas gal iš jų net ir matė. Sekanti pakopa yra šitą badžaną kryją, tai yra žmogus jau gerai prisibendravo ir jisai suprato, aš noriu užsiimti dvasinę praktiką, aš noriu pradėti rimtai praktikuoti. Na, Dievo draugų, sakykime, Krišnos draugų gali būti bet kas, ne? Bet jau rimtai praktikai atsidėti, rimtam darbui su savo nešvara širdies gali nedaugelis, ne? Tada gauna žmogus išventinimą. Gauna išventinimą, jis priima dvasinį mokytoją, suranda kaip viešpats jam atsiuntė dvasinį mokytoją, ne? Ir prasideda rimta praktika. Ir tada prasideda rimtas valymas. Viešpats iš širdies jam ištraukia, dvasinis mokytojas ištraukia purvą ir parodo, štai žiūrėk, čia turi tokią gerybę, čia tokią. Ujei. Ir žmogus gali išsigęsti labai ir pabėgti. Oi ne, kol aš su tai žmonėm nebendravau, aš buvau toks geras žmogus. Mane nebuvo viso to, bet su jais, čia jie kalti, jų dėka aš toks pasidariau. Iš tikrųjų tai atsitiko taip, kad pašvietė ir pradėjo kilt, oho. Ir jeigu žmogus palieka, ant tos ugnies verda toliau, jis pasiekia pakopą, kuri vadinasi ništa, pastovumas. Jis nebepalieka savo dvasinių pareigų, kas be nutiktų. Ar jis gerai jaučiasi, ar blogai jaučiasi, ar jis sveikata gera, ar bloga. Jis gauna tokią patirtį, kad kas be būtų, aš vis tiek tarnausiu. Kas be būtų viešpatė, aš vis tiek tarnausiu. Ir kada jis jau į tokią pakopą pakyla, tokį ryžtą įgauna, jis pereina į dar kitą pakopą, kuri vadinasi rūčis, skonis. Ateina beprotiškas skonis, dvasinė praktika, švento vardo kartojimo, tarnystė viešpačių, dievybė galima, skonis, to skonis, pasičiapsėdamas jisai tai dar. Ir sekantis etapas – asakti. Ir kai asakti etapas ateina begalinis, labai stiprus prisirišimas prie Krišnos, toks žmogus nieko negali daryti, kas nesusijęs su Dievu. Jis gali susitikti su žmogum, kalbės, galų galiais vis tiek kalbės apie Dievą. Jis negali. Kaip žmogus, sakykime, vaikinas įsimylėjo merginą, arba mergina įsimylėjo vaikiną, ne, ir kažką sutinka ir kalba, sako, bet žinai, bet jinai tokia nuostabi, tokia savybės turi, ten, o ką jinai šiandien padarė, ten tą, klausyk, tu galėjome ką nors kitą, kad, jo, kalbi, o dar užvakar ką jinai padarė, žinai, suprantat, apie ką kalba, ne? Ir sako, o šitam lygi, Paktičitanės Ramaharazas dabar irgi seminarijos sakė, kad žmogus gauna apreiškimą. Ir apreiškimas būna toks trumpas vaizdelis, ne? Bliksnis, jo, kaip tik tas žodis buvo bliksnis. Ir tai reiškia, kad visai neužilgo viešpats man asmeniškai pasirodys. Ir sekanti pakopa yra bava. Bava tai reiškia meilė. Meilė pradeda reikšti žmogaus širdį, meilė Dievui. Ir tada jis jau realiai pamato viešpatį, viešpats jam apsireiškia, negali būti ten pakalbėjęs, nežinau, kas ten vyksta. Kol kas man tai labai ten kosminiai tokie lygiai. Tiesiog aš aprašau tai, ką aš girdėjau dabar, pasidalinu. Sekantis etapas – prema. Prema tai yra beprotiška meilė. Sako, kūnas neatlaiko, šitas materialus kūnas neatlaiko tų pojūčių, tų jausmų. O. Ir šitam lygiai žmogus įeina į viešpatės žaidimus. Tie žaidimai tiesiog yra apreikšti. Jis juos mato ir jis juose dalyvauja, nors jo kūnas yra čia materialiam pasaulyje. Tai va, tai čia labai aukšti lygiai. Tai dabar aš pamiršau, kur aš baigiau tenais. Kažkur tai su akrūlė. Vienu žodžiu, jis pradėjo medituoti į lotoso pėdas, ne? Ir jis pajuto didelį džiaugsmą. Ir jam bevažiuojant pamatė Krišnos lotoso pėdų atspaudą dulkės. Jis jas iškart atpažino, tai kad viešpaties lotoso pėdos ten yra ženklai. Ten yra skėtis, ten yra rūmai, ane, yra dramblio. Vienu žodžiu, daug labai ženklų, ane? Ir jis pamatė, jis jas atpažino. Ir jam iš akių prapliupo ašaros, jis nušoko nuo to vežimo, jisai panėrė į tas dulkes, pradėjo maudytis tenėjose. Gal ne taip buvo. Jis patyrė ekstazę. Ir
Sako, lygiai taip pat, kai mes atvažiuojame į Vrindavaną, Sačinandas Swami, sako, mes turim įsimaudyti dulkėse. Tose dulkėse. Mes turim išsivolioti Vrindavano dulkėse. Ir aš be galo iš visos širdies linkiu jums, kai tik tai pasitaikys galimybė, tiek daug bus įvairiausių išoriškų trukdžių, vidinių trukdžių, ne, tu nepasiruošęs ten, arba tu neturi pinigų, arba ten tas, arba anas. Visą tai tiesiog kažkokiu būdu reikia nugalėti ir šauti Vrindavaną, kaip tai įmanoma greičiau. Ir kai nuvažiuosit, jis ten turi nukristi dulkės ir išsimaudyti juos. Ir tai duos labai nektarišką pojūtį, todėl kad iš tikrųjų mes tapatinam save su šito kūnu, mes tapatinam save su kažkokiu tai visuomenės veikėju, su tėvų, mama, su kažkokios pareigos, ne? Ir mūsų sąmonė būtent į tuos materialius lygius kažkur tai išsisklaido. Ir galų gale mes nepatiriam tos vidinės laimės, o vidinė laimė ateina tada, kada mes jaučiamės tokie mažučiukai. Krišnos dalelytės. Ir Sačinandas Svamis, jisai sako, yra, čia gal vyresniai supras apie ką kalba, yra vaišnavų kelios kryptis, ne? Ir skirtingos kryptis skirtingai sako, kad yra, ar mes buvom dvasiniam pasaulyje, ar nebuvom. Viena mokykla sako, mes buvom, kiti sako, mes iš Brahmanų atėjom, dar kiti sako, kad mes turim užaugti dvasiškai. Ir sako, skirtingos tos mokyklos skirtingai sako, bet visos mokyklos, visi šventraščiai skelbia vieną ir tą patį, kad siela yra amžina ir turi amžiną ryšį su Dievu. Ir tas ryšys visada yra, kad siela yra Dievo tarnas. Dživera svarupovo Nitya Krišnadas. Amžinas viešpaties tarnas. Ir tai nekinta. Ir visos mokyklos su tom sutinka. O ten buvo ar nebuvo, tai yra detalės, kurios visiškai yra nereikšmingos. Koks skirtumas? Buvo ar nebuvo ten? Koks skirtumas? O va tai, kad aš tarnas esu, čia yra esminis dalykas. Ir pasijusti va to tarnu, kada tu su šventiniais, pavyzdžiui, rūbais, įsivoliuoji dulkėse ir tau vienodai šviečia, ką apie tave žmonės galvos, ne? Kaip aš čia atrodo, atsikeliu, čia toks plėmas nuo dulkių. Ir kažkas eina. Ir Vrindavane tai, ne tai, kad pasijuoks iš tavęs, bet taip, net apsidžiaugs, nes jis supranta, kokią tu būseną dabar jauti. Nes pasijust va to mažučiukai, tokiu, taip gera. Aš esu siela, aš esu Dievo dalelytė. Džiai. Ir Akrūrava, jisai įsivaizduokit, jisai ministras, premjerministras. Dabar įsivaizduokit, mes esam Lietuvos premjerministras, ir kažkur tai dulkės, kažkur tai krentam, su šventiniais rūbais, aukso karietoj važiavam ir voliojamės, ir ekstazė, tokia laimė. Keistai. Ir galų gale jisai atvažiavo, o Krišna tuo metu jisai susapnavo, kad ryte atvažiuos Akrūra ir išsiveš mane į Madhūrą. O Krišna nenori iš Vrindavano, nes ten jis turi labai gilius santykius su Vrindavano gyventojais. Ir kai jūs paskaitysit šitą knygą Krišna aukščiausias Dievas Mo, jūs pamatysit, kokie ten santykiai. Labai, rusai sako, šikarni, tokie labai prašmatnus, labai įvairiapusiški, labai be galo tų santykių daug. Tai nėra tokia, sustingusi meditacija kažkokia. Įvykiai vyksta, dėliojasi. Ten tiek visko, santykiai. Ir mes iš tikrųjų, jeigu taip sąžiningai, mes giliai širdį, mes bijom santykių su Dievu. Mes bijom atverti savo širdį, nes mes turim patirtį, kad kažką įsileidai savo širdį, ten palieka krūvelę ir po to, ne, jau daugiau niekam. Kaip tai, buvo, ne? Tokiu, ne? Ir mes bijom. Ir lygiai taip pat mes Dievui bijom atverti savo širdį, parodyt, kas ten yra. Bet iš tikrųjų Dievas geriausias mūsų draugas, jisai būdamas mūsų širdį ir taip žino, kas ten vyksta. Ir taip žino. Bet taip kaip mes atveriam širdį ir kalbame su juo, žiūrėk, viešpatie, dabar yra taip, aš nenoriu, kad tai būtų. Ir aš nežinau, kaip visą tai pakeis, bet tai yra taip, padėk man. Ir viešpats padeda.
O to nuoširdumo, to paprastumo jisai nori. Ane, turėsiu prie. Nori skaityti pagal Gitą? Tikrai skaitys? Nori pagroti. Ir Krišna susapnuoja. Ir žinot, ką Krišna pradeda daryti? Jis pradeda verkti. Tai, kad iš Vrindavono išvažiuoti jis nenori. Ir jis pradeda verkti. Ir po to pavargęs jis užmiega. Ryte atsikelia ir Akrūra atvažiuoja ir iš tikrųjų išsiveža iš Vrindavono. Nanda Maharadžas sako, nekaip, jokiais būdais, kaip jūs galit Krišną išsivežti? Ne, jūs negalite jų išsivežti. Bet Krišna sako, viskas gerai. Ir žinot ką? Žinot, kam viskas baigės? Krišna niekur neišvažiavo. Krišna liko Vrindavone. Tai Akrūra pamatė Krišną ar jau Vasudevą? Taip. Tai Krišna ar Vasudevą, ką jis pamatė? Jis pamatė Krišną ir Krišna taip apsidžiaugė, jis puolė jam į pėdas, bet taip kaip jis galvoja, Krišnai pakėlė, jis sako, tu mano dėdė. Ir Krišna jam lenktis pradėjo, jis jį apsikabino ir Akrūra sako, o Akrūra, mano dėdė atvažiavo, jis labai apsidžiaugė ir viešpats Balarama apsidžiaugė. Bet Krišna liko Vrindavone, o išvažiavo Vasudeva. Viešpats Krišna, jis turi begalės formų. Ir tokia pati forma išvažiavo. Ir ta forma Vasudevas yra viešpaties Višnu, ane forma, taip, keturankė forma. Taip. Ir būtent tas viešpats labai mėgsta pakariauti. Jis mėgsta pakariauti. Ir viešpatės atsidavusiai, išoriškai atrodo ten kažkokie demonai, ten mūšiai, kautynės, ane, bet iš tikrųjų, jeigu viską pasižiūrėt, vėlgi buvo viskas viešpatės surežisuota. Viešpačiai kartais tampa nuobodu, jis nori pakariauti. Ir tam tikri jo atsidavusiai priima demonų formas, nes viešpas nenori bendrauti su kažkokiais materialistais. Jiem neįdomu bendrauti su tais, kurie nusisukė nuo jo. Bet atsidavusiai matydami viešpatės norą, kad viešpas nori, kad bet ką darys, kad tik patenkinti jo norą. Ir jie netgi priima demonų formas. Dėl to kartais sakoma, kad geriau nustot vertinti žmonės, ne? Ir koncentruotis ne į tai, ką jie daro, ne? Bet tai, kas jie yra iš tikrųjų, kad jie yra dvasinės sielos, Dievo dalelytės. Ir nesuprasi, ką čia, kodėl jis taip elgėsi va dabar, šiuo metu, kodėl. Nevertint. O žinot, ką vertint? Vertint savo atsidavimo tarnystę, ant kiek aš atsiduodu viešpačiui. Stebėt, kodėl aš pilnai neatsiduodu, kodėl aš va darau tą negerai, kodėl aš nedėmesingai kartuoju šventus vargus, kodėl aš tą darau blogai, kodėl aš nedėmesingai valgau prasadą, kodėl aš, kaip sako, grūdu, o nepaimu ir ne padėkoju viešpačiui, ačiū viešpačiui, pagalvoju, kad tai viešpats ragavo. Tos dalykus, į save pažiūrėti, ne? Vertinti savo atsidavimo tarnybę, bet nesvetimą. Kaip lengva visus kitus ar ne pavertinti. Čia tas ta. Ir mes tokiu būdu prarandam laimę. Nes kai tik tai mes medituoti pradedam į kitų žmonių trūkumus, žinot, kas atsitinka? Mes gaunam dovaną. tą patį trūkumą mes gaunam. Jo, ir mes su juo gyvenam. O kas atsitinka tam žmogui, žinot? Apsivalo, jis praranda tą trūkumą ir laimingas nušokuoja kažkur tai. Tai va, mes irgi gerą darbą padarom. Tai va, tai ir kada Krišna su Balarama nuėjo į areną, jie iš tikrųjų nužudė Kamsą. Ir Kamsa tai yra demonas, kuris įkūnija geismą. Tai yra geismas, tai yra viena iš blogybių mūsų širdyje, kurį mes kiekvienas turim, ir tą geismą nugalėti yra be galo sunku, bet viskas įmanoma viešpačiui ir viešpatis atsidavęs. Tai va tiek šiandien. Gal turiu tokių klausimų, komentarų ar papildymų. Sudėtinga buvo. Trupučiuką, ne? Patiko pasakyti.
Nori pakalbėti, nu pakalbėti. Sakyk. Va, šie klausimas yra. Dabar tėtis, kad Žmogus gali atrodyti bedievis, aha. bet jeigu jis turi Krišnos sąmonės savybės, jį reikia laikyti sadhana. Bedievis ir Krišnos sąmonės savybės. Kaip čia tą supras dalyką? Gal galėtum paaiškinti? Kertinis žodis gali atrodyti. Bedievis. Bet jis turi savybės. Ir kodėl mes tų savybių nematom? Mes nematom dėka savo dvasinio klumo. Jis gali atrodyti bedievis. Pavyzdžiui, Vritrasūra. Esmė yra kame, kad čia tas labai toks painus dalykas yra. Mes gyvenime matom, čia ne tik tarp atsidavusių, čia tarp paprastų žmonių. Matom vienus dalykus, o jie visai yra kiti dalykai. Ir va, kaip žmogui nesipainėti. Tai vat, kaip ir minėjau, nevertint. Tiesiog nevertint. O vertint savo atsidavimo tarnystę. Savo dvasinę pravdą. Nevertint. Ir Adipuruša Prabhu jisai sako, kad iš tikrųjų Šrimad Bhagavatam yra skirta Paramahamsam. Žinot, kas yra Paramahamsa? Parama tai yra aukščiausia hamsa gulbė. Gulbės viena iš savybių yra tai, kad jinai gali, jeigu į vandenį pilsi pieną, jinai gali pieną išgerti, vanduo pasilieka. Jinai gali atskirti, ištraukti pačią esmę. Ne? Ir dar viena iš Adipuruša Prabhu paklausė, kokia pagrindinėgi Paramahamsų savybė. Tai va ta savybė, kad sako, kad jis padėjo dandą. Ir dvasiniai mokytojai tai yra 4 sanjasos pakopa. Yra būti čia, Bhavudaka, Parivražakačara ir Paramahamsa. Paramahamsa paskutinė. Ne, man atrodo paskutinė. Bet tam seminare buvo sakoma, kad Paramahamsa yra aukščiausia pakopa. Taip sakė, aš tiesiog atkartuoju. Ir sako, kad būtent pažodžiui tai reiškia, kad tas, kuris padėjo dandą. Padėjo dandą ir nebenešioja. Ir danda tai yra lasda tokia, net dvasiniai mokytojai nešioja tas lasdas. Ir tai reiškia tam tikras sąmonės lygis, kada jisai padėjo lasdą, nes jis nebenori nieko čestais, tai yra nieko nenori bausti. Jis nebebaudžia. Ir ką reiškia, jis nebevertina. Ir va ta savybė, tai yra, sako viena iš, jis nevertina. Tai vat nustot vertina. Ir jisai sako, kad dar maža, jis sako, duoda namų darbus rydienai. Seminaras skaitė, rydienai duoda namų darbus. Pabandykit nustot vertint, o pabandykit irgi eksperimentą padaryti savo gyvenime, ne? Mes gal pasimatysim ar nepasimatysim, kada čia neaišku, ne? Bet jeigu pasimatysim, aš jau jūsų paklausiu, kaip jums pasisekė, gerai? Prisiminkit mano veidą, gerai? Tai kitą kartą, kai pasimatysit, nevertinkit, vat pabandykit, ne? Ir pastebėsit, kad mūsų protas pastoviai vertina. Užeinam į parduotuvę, kažką tai matom, ne, žmogų kažkokį ir mes vertinam, ne? Aš ką tik ir noriu toliau klausti. Nes ta prasme, čia labai, graži idėja yra nevertinti. Čia lygiai tas pats, kas nevalgyti, nekalbėti, nežiūrėti, nevertink. Prasme, ant kiek tai yra sudėtinga tai padaryti. Taip. Čia tas pats, kas per 5 minutės pasiekti samatį. Taip. Tai va tada ir yra klausimas, tarsi, kaip tą... Tai yra be galo aukštas lygis. Be galo aukštas lygis. Be galo. Ir iškart sakau, jūs negalėsit visą laiką padaryti. Bet mažą eksperimentą, tiesiog, kaip pabandyti. Jo, 5 minutų pabandyti, vat išeisit į gatvę, ne, ir pabandykit. Ir pojūtį, kokį pojūtį duos tai, ne? Pamatysit, kad labai daug laiko sutaupot, bet jūs turit begalės laiko, tikrai. Tai, kad, žiūrėkit, ir aš pabandžiau, gerai išėjau, bet jis 2 momentus paminėjo. Vienas nevertint, ne? Vienas nevertint. Antras momentas buvo. Ne, čia tu sakai. Jo, aš sakiau. Mes sakėm, tai kad aš kartuoju jų žodžius. Ne vieną aš sakau, ne, aš tiesiog atkartuoju. Tai nevertint ir antras momentas, jis davė užduotį. Nevertint ir antras momentas, visiems linkėt laimės.
Antros dalies aš neišgirdau, nes aš susikoncentravau pirmą, ne? Nevertinu. Nevertinu, gerai. Visiems linkėt laimės. Ir visiems linkėt laimės. Bet taigi čia irgi labai nepaprasta. Dėl to tai yra paskutinis sanjasos lygis. Paskutinis. Sanjasis, netgi sanjasiai, tai nereiškia, kai jis gavo sanjasą, kai jis jau tam lygiai, jam reikia be galo daug metų tam ašrame atlikti savo pareigas, sanjasio pareigas, kad galų gale pakilti būtent tą lygį. Ir tai yra, ir kada jis jau pasiekia tą lygį, jis padeda lasą. Viskas jis lasdos susidnėmė. Ką jūs galėtume parekomenduoti žmonėms, kurie... Tai rekomenduoti. Pabandyk. Nu, pabandyk. Žinokit, aš dabar sakau iš asmeninės patirties. Tai labai aukštas lygis, bet tai nereiškia, kad mes to ir dabar negalim patirti. Aš tiesiog pasidalinsiu savo realizaciją. Ane? O dabar panaudosit jūs tai savo gyvenime, ar ne, čia jūsų reikalas. Ane? Ir aš einu į gatvę ir iš karto, rykščia, čia sena rykščia, birbė, koks garsas, palauk, bet aš nevertinu. Čia nevertinu, gerai. Einu toliau, pardavim vaisiai, biški pasenė, palauk, bet aš nevertinu, gerai, nevertinu. Gerai. Einu toliau, o pasit hotis kažkaip keistai uždėtas, nemokat hočio, palauk, bet aš nevertinu, gerai. Suprantat? Ir kada aš taip nukertu, aš žiūriu, kad aš daug laiko turiu. Palauk, o tai ką daryti? Aš džiav, Hare Krishna, Hare. Kitokiu atveju, pažiūrėkite, o kodėl jis duoti, nemoka, nieks, gal nepamokėte, tin, ir mano sąmonė naina, į tą nutekėjo, po to ten pamačiau, vaisiai, nutekėjo, ir aš savo energiją, savo vidinę buvą, aš atiduodu tam vertinimui, ten. Ir paprastai ką mes matom? Trūkumus. Fūro. Taip ar ne? Taip. O tik stop, palauk, aš nebevertinu. Ir tai yra dovana. Aš nežinau, praėjo kažkiek laiko, aš kažką pamiršau, bet tą įspūdį man paliko, dėl to aš su to įspūdžiu dalinuosi. Ir ant kitos dienos atėjom, ir sako, kas nors pabandė. Ten porą žmonių ranką pakėlė. Ir kaip gerai. O kaip, sako, su antra dalim, ar linkėt laimės? Ir aš tik tada išgirdau, kad jis sakė ir antrą dalį. Linkėt laimės. Ir aš dabar pradėjau galvoti, palauk. Pradėjau vertinti, kada aš linkiu žmonėms laimės. Ir buvau nustebintas savianalizė. Aš linkiu laimės žmonėms, artimiems jo, ten pasimeldi, ten palinki laimės, kad viskas pasisekta, ne? Bet tolimesni įvykiai mane nustebino. Sąžiningai pasižiūrėjau, laimės aš linkėdavau žmonėms tada, kada kažkokie tai žmonės pradeda sukelt man neramumus savo veiksmais, savo būviu, savo, kažkaip. Yra tokie žmonės, kurie tik pamatai ir iškart protas pradeda nerimauti, ne? Taip, ir ką, prasideda kritika, ne? Jis taip, jisai toks, anoks, ne? Palauk, stop. Užtenka, ne? Tokios mintis priveda prie depresijos, ne? Prie blogo stonio. Taip, gerai. Tai gerai, pabandom dabar geras savybės jame pamatyti. Jis tą padarė, ten, tą. Laimės nėra vis tiek. Vis tiek apie jį galvoji. Bet to, kad kartotum, kažką tai darytų pozityvus, vis tiek tu apie jį galvoji. Ką toliau? Ir tu žiūri, kad jis sukasi tavo galvoji. Ką daryti, kad viešpatie būk geras jam, padėk jam. Ir taip pasimeldai, gero jam palinki ir tu žiūri, kad jis ir dingsta iš tavo proto, ir viskas. Ir aš pastebėjau, kad laimės aš linkiu tik tada, kai man kažkas sukelia neramumus. O čia turi pastoviai laimės linkėti. Ir aš net prisėdau, galvoju, nieko savo. Ir šalia sėdėjau Darija Damą. Žinau tokį Darija Damą, Olegas Tursunovas. Žinau. Jo, labai populiarus. Ir jisai sėdėjo, jisai ne minutės tuščiai nepraleido. Visą tai, ką jis girdėjo seminaris, jis atsėdės, ramus, viską konspektavo, viską žymėjo, viską, kaip matosi, kad jisai geria visą tai geria. Ir ta tema, apie ką kalbam, matosi, kai jisai supranta, apie ką jam kalba. Ir maža to, buvo šalta, iš tikrųjų šalta, sėdėjau ir su džemperiu, ir dar striukė užsidėjęs, nes ten naktis šaltos, diena karšta, naktį šalta, ne? Ir sėdžiu, o jisai vienmarškinis, toks tchotis, ne? Ir iš tokio, tokia marškinėlė. Vien marškinis, trumpom rankom sėdi. Ne vienas plaukelis nepasišiaušęs, nieko. Vidiniai būsimi. Suprantat, žmogus ir jo pagrindinė praktika, girdėt kokia? Aš visiems linkiu laimės. Ane?
Ir tai būsena ir aš mačiau, ir, pavyzdžiui, Anantarą, žinote Anantarą, ne? Jis mokėsi pas jį, ne? Jis turi mokytoją. Ir Olegas Tursunovas turi dvasinį mokytoją Lukanatkas Fanas, ne? Ir žinot, kada tu matai, kokias minės žmonių jisai surenka, ateina ir kaip jo klauso, bet kaip aš pamačiau, kaip jisai jaučiasi prie savo dvasinio mokytojo, tokia pagarba man išaugo. Jam. Jis kaip pamokslauja, jis toks atrodo galingas, toks, ne, toks, o čia toks griežtas, jo, ir tokia jėga išeina, ne, ir taip, biškai gali pagalvoti, kad, jis kažkoks, biškai gal per daug, bet kaip mačiau, kai jis prie mokytojo, toks nuolankus, toks kaip vabaliukas, toks jaučiasi, mokytojas kažką pasakęs, taip prišoka, ne, tai klausai, o iškart supranti, kad, sako, mes ir turim būti, jeigu mes kažkam norim padėti, ne, mes turim būti drąsus, stiprus, ne, o atsidavusi bendrijai mes, tokie, kaip tai va, ir Anantara irgi, ir jie gyvena toj praktikoje, jie linki žmonėms laimę. Ir aš asmeniškai susidūriau trupučiukai, ten gavom pasitarnauti, biškai ten pavaišinti Vedų kultūros centre, ne. Kai tik papuolė jo žvilgsnį, aš pajutau, kai jis galvoja, kaip jam padėti. Tai kad jis kupina žinių, jis mato kaip ir ligas, kaip ir subtilų kūną matot, kaip ir sielos problemas, ne? Ir jis iškart galvoja, kaip jam padėti. Kaip jam padėti tam žmogui. Kur iš jie buvo? Vedų centre. Anantara buvo. Prieš metus, ne, iššauė. Tu turi mintis Darė Adamą? O Darė Adamą. Ne, 2 metai. Jo, 2 metai. Daugiau, Aš buvau, čia buvo neseniai. Tai va taip, nežinau. Jo, bet aš dar klausimu. Taip. Aš ta prasme, ne tame, kad noriu kažkaip paprieštarauti, bet aš tiesiog noriu suprasti vieną dalyką. Visa ta idėja yra, galbūt tokia graži labai, kad žmonėm gerą linkėti, bet aš galvoju, ar pati praktika mums bus svarbi ir su jausmu, jeigu mes toj praktikoj būtent tai darysim, nes visumoj bhakti joga tai yra visai ne tie motyvai. Motyvai iš tikrųjų yra ištisai galvoti apie viešpatį ir jam pasitarnauti. Ir aš galvoju, galbūt čia kaip priedas toks turėtų būti, bet čia nesminiai kažkokie dalykai yra. Aš taip manau. Yra tokia formulė. Mano vardas yra koks? Ką duoda Vaišnavas jau? Tarnystė Vaišnavas, ne? Ką duoda? Kokia pasiekmė yra Vaišnavas jau? Kai du tarnauja atsidavusiems, kas atsitinka? Namaručiai. Atsiranda skonis švento vardo, kad namaručiai. Ir kai namaručiai atsiranda džyva doja, tai yra gailestis gyvom būtybė. Tai va tarnystė atsidavusiems. Tu negali tarnauti, jeigu tu pozityviai negalvosi. Kažkaip vis taip, tai o ta formulė, kad... O sako, kas yra Vaišnavas? Geras žmogus. Yra tas, kuris bent vieną kartą ištarė šventą vardą. Tarė Krišna. Ir jis yra Vaišnavas. Yra skirtingi lygiai Vaišnavo, ne? Tai va, tarnaujant jiems, o jeigu tu gero nelinki, gali ta tarnystė būti, bet kančia neštų per sukandusius dantis, bet tai ne, bet aš turiu minti, kad tu apie tai gali nemastyti, lygiai taip pat tu dienos bėgi nemastai apie orą, nes tu kvėpuoji kas kelias sekundės. Lygiai taip pat nemastai apie maistą, nes tu pavalgai ir viskas. Tu nemastai apie tam tikrus dalykus. Apie spontaninį jau lygį. Aš nemanau, kad čia spontaninis, prasme, nepykti ant žmonių. Čiagi nėra jokio spontaniškumo, nepykti ant žmonių. Prasme, tu tiesiog nepyksti. Arinama Prabhu, jūs kažkaip paėmėt ir nurašėt tuos metus, kai jūs galbūt 23 metai gal praktikai. Jūs paėmėt ir nurašėt taip, kaip jūs jaučiatės dabar, ne, bet kiek metų jūsų pastangų, kiek darbų, kiek kartojimų, kiek išgyvenimų, kiek ašarų, kiek visko buvo. Ir dabar jūs taip... Suprantate, aš tikrai nenoriu niką prieštarauti. Aš tiesiog bandau nuo savį suvokti. Dabar aš vakar pradėjau praktikuoti ir aš bandau tą suprasti, ant kiek žmogui yra sudėtinga galvoti apie kitus gerai. Tai yra labai sunku. Ir kaip tai išspręsti, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad galbūt yra daug lengviau, ką rašo Šrimad Bhagavatam, tiesiog savo gyvenimą taisyti taip, kad tu esi, tavo mintį, kad tu esi tarnas. Ir toj mintyj dėl kažką, dėl viešpatės stengtis daryti. Nes visumo, jeigu tavo mintis bus tik apie žmonės ir jiems gerą linkėti, tai ta praktika kur nuves iš tikrųjų? Ar nuves pas Dievą tokią praktiką?
Vat klausimas. Gerą linkėti žmonėm, ne? Nu jo. Jo, sutinku, kad tai... Tarsi aš dar kartą aš tikrai nenoriu prieštarauti, bet... Taip, gerai, supratau klausimą. Esmė čia tokia vat analizė, spontanė iš tos atsėjas. Kas nors galima padėti, aš nežinau. Man atrodo, kad nuves, ypač tada, kai linkės tas, kas žino, kas yra gėris žmonėms, ta prasme, tai iš viso efektyviausias bus. Kartais net nežinantis žmogus, kas yra gėris ir jisai bando nuoširdžiai linkėti gerą, Krišnas sutvarko, kaip sakoma. Žiūrėkit, dar momentas. Ar esat pastebėjot kiekvienas, kai žmogui linki gerą ir tai būna iš širdies. Bet, pavyzdžiui, matai kažką tai, pavyzdžiui, kokį vaiką, vargšelį vaiką ant gatvės. Ir jis ten, prašo pinigų ir tai spontaniškai išmušta jausmą. Ir tai yra vienas dalykas. Ir visai kitas dalykas, jeigu tu kiekvieną dieną apie tai galvoji, ta prasme, mastai, kad kažkam padėti, o kai pats esi, dvasiniam plane elgeta realiai. Ta prasme, nesubrendęs. Ir aš tada galvoju, kiek tai yra sudėtinga ir sunku, tai pastovi daryti. O čia tame yra. Visą laiką yra vis tiek mažesnių vaikų, kaip sako, už tave. Tu kažkam gali, koks tu bebūtum ten mažas, vis tiek gali kažkam dar mažesniam. Man asmeniškai, žinot, nuo ko prasidėjo geri darbai. Aš tik susipažinau, patyriau, kad Dievas yra, viskas gerai. Sutikau Irmantą, gatvėje, sakau, su Krišnaitais, ne, čia biškį apie sektą, čia kažkaip negerai. Klasika. Bet jau ilgainiui, tas bendravimas jau užsimezgė, ne? Ir aš galvoju, reikia kažką, reikia pradėti kažką tai gerą daryti kitiems. Ir žinot ką, per savaitę gal niekada aš tų žmonių net nematydavau. Pašalo lapkričio mėnesį, ne? Ir kažkokius girtuoklius man atsiųsdavo. Ne tai, kad aš siūs, bet aš juos pamatau šaltą ir jie guli. Ir jeigu aš jų nepakelsiu, nepanešiu, nepavesiu, tai smirdi tokia, prisisisiuoja, galvoju, bent į laiptinę kažkur, tai aš juos nesušausiu. Ir, atrodo, kur prie to brudo aš čia liesiuosi, bet galvoju, palauk, bet reikia padėti, blogai bus. Bet ilgainiui viskas keitės, po to ir man tas sako, kad prasmės tam padėdinėti tiem žmonėm, ten kažkaip galima dvasiškai, pavyzdžiui, dvasinio maisto. Ir aš tada pas tėvą Stanislavą gyvenau, ten trupučiuką, ir galvoju, tai reikia kažką tai tokį gerą padaryti, jau kad su Dievu būtų surišta. Tai užsakiau samosų šventykloje, krūvą samosų, autobusą užsakėm ir vaikus iš bažnyčios nuvežėm pas tėvą Stanislavą. Ten vaikai stotiniai tokie, ten pati kelionė iš Vilnių, iš kažkur važiuojame. Jo, vargšeliai, tokie gatviniai, stotiniai, žinote, ten tokie. O ten kunigas visų šventų bažnyčių, jis būtent jos globoja. Ir labai gudrus kunigas. Aš pasėtėjus, kad dvasiškas tėvelis su kitatikiu kalbėjau, su Krišnaitu, nuodėmę padariau valdėjai. Jis klausė, čia per išpažintį, jis sako, tave įkvėpė